Labai gražu. Viskas karvukas suėdusios. Dabar 15 šaukštas. Dar viena mėlynuoja sudraskyti. O, kaip skana. Berkau. Kodėl žinoma reikia nepyti. Tas plasai. Jodo. Man tam kapas. Saugo karvės stelius nuo mėšlo. Karvės mažina. Ten auga. Nemi. Vitaminai, mineralai. Telefonas tai jis nori. Technologija nori. Gelis karvės. Viskas šalia matokai. Jis dabar gal antrus ten. Skirtiniais nori karvės, pats pagamonus. Ir reikia su šakia pašerti. Čia ir paslau galėtus karvės, kur reikia pašėti su šakia. Okei. Malai. Niem. Skana, aišku. Šibėjai pusę. Šitą. Draugelis lauk, kad ateisiu. Iškart skanau. Važiuoju pjovimą parsivežti. 30 kg važiuoti. Biškį užtruks. 2,5 valandų užtruksiu. Pusę kelią įveikiau, dabar reikia kažkur surasti degalinę pakeliui ir sustot pas Monsterį atsigerti. Keliams nereikėtų niekam iš galo velkas. Ir jeigu reiktų degalinė, Monsteris, laikas, energijos daugiau. Bet ne traktoriui. Ką, traktoriukas stovi, laukia manęs. Aš Monsterį pasiėmiau, bet cukraus. Saugau sveikatą. Tarkim. Ką, lėksim toliau. Su šviesikėm. Mergalkės dirba. Turėtų to policijai neužkliūti. Ką, važiuom tolyn, į priekį. Jam įdomu, kai traukėmės į Ferguson, tai PM5, su tuščia priekaba, tai kaip ir tuščias. Tiek. Į pakrautas, tai manau, iki 50 turėtų traukti. Atvažiavau į Lempivę, dabar lauksiu savo atvažiuos manitų pakrausimo pjovenas, medieną ir važiuoti atgal namo 30 kg. Pjovenas jau vietoj, dabar reikia lentas susimesti ir važiuoti atgal. Ką, viskas pakrauta ir trasa. Atgal namo. Aišku, reikia baigti Monsterį išgerti. Ir varyti. Žvyrkeliu nėra įspūdingai važiuoti traktoriu. Tikriausiai kaip su atvažiuoti. Dar liko 10 kg ir būsiu namuose. Gal parliku namo. Nešu žmoną į Monsterį parvežiau. Kaip visada. Jei tik jau paruošti, reiks įstumti į angarą atbulą.
priekabą išversti toj vietoj. Ai, negauna šitoj. Ir paskui per kokį porą dienų reikės viską maišu sukasti. Paskui būtų galima kreiti gyvulius. Bus pirmos dienos jau pavalgiau pietus. Teini paskui po pietų viršiukam šiandien reikia prapurtyti, prajudinti, kad tik prasijudintų į orą, nesipelėtų ir taip, ką jas galiai. Aišku, šūdą palyti. Senoviniu būdu su kapliuku, su šiupelė pasidarbuoti ūkiškai. Po melaso gavimo kaip pilna burna į karvutės. Jam. Ant katro yra pajungta? Nėra viršai. Nusileikia. Ir išsivertim savo darbo. Visada, kas nors turi ūkyje nutikti, persiverti priekabą, gerai, kad ne ant žemės, ačiū Dievui. To atvažiuos, bandysiu traktorių pastumti palengva ir žiūrėsim. Gal baigsis viskas laimingai, gal įstatysim į vietą, kur turi būti, bus viskas liuks. Matysim. Tiek naujienų iš ūkio. Baigės viskas laimingai, kaip visada. Tik protingai viską darant. Nieko nenutinka ir viskas baigės, jeigu nutinka laimingai. Neskubėk ir būsi pirmas. Čia, varau, viskas turėtų būti grąžinti savininkui. Taip, ir viskas laimingai baigės. Biškį purvins likau. Viskas laimingai baigės. Čia, priekabą dvariau. Sako, į angarą dabar varyti namo, pastatyti, priparkuoti traktorį. Ir bus viskas. O, zuikiai. Savitarpas, rankinis. Ir važiuojam. Gerai. Vakarėlis melžis. Karvutės melžis. Rokas laukia. Ilsisi. Dabar, kad įsimelš, kaip lauk. Kaip visada. Uždedi, laukiai, melži, vėl varai. Ir baigi. Plius minus valandą, 15, pusantros valandos. Ryte ir vakarė tas pats.